Pirmasis pratimas – reikia atsigulti ant nugaros, iškelti vieną koją į viršų ir daryti dubens kėlimą vieną koją. Iškėlus dubenį aukštyn, įtempkit sėdmenis. Šiandienos treniruotėje poilsio nebus, todėl nuo pratimo prie pratimo stenkitės pereiti kuo greičiau. Pakeiskite kojas. Iškėlus dubenį aukštyn vėl įtempkite sėdmenis. Ir padėkite abidvi pėdas žemyn, iškelkite dubenį aukštyn ir įtempkite kiek tik galite stipriau sėdmenis. Galvokite tik tais apie tai, kuo stipriau įtempti sėdmenis. Labai gerai, atsistokite ir bus įtūpstas atgal su kelio pakėlimu link priešingos alkūnės. Kada keliate kelį aukštyn, nesikūprinkite ir kada dedate žingsnį atgal, pritūpkite šiek tiek žemiau, kad kelias beveik liestų grindis. Pakeiskite kojas. Labai gerai, dabar bus įtūpstai į šonus, greitai keičiant kojas ir tuo pačiu reikės siekti grindis su ranka. Tupiant žemyn, stumkite dubenį atgal, nugara bus tiesi, nors jūs vis tiek lenksitės pirmyn. Labai gerai, dabar bus bėgimas keliant aukštai kelius ir kas 4-6 pakėlimus reikės padaryti pritūpimą su spyruokliavimu. Labai gerai, atsistokite į įtūpsto poziciją ir darykite pritūpimus stovint įtūpste. Nestumkite kelių per daug pirmyn, stenkitės tūpti labiau žemyn. Ir pakeiskite kojas. Tūpkite žemyn. Jeigu jums patiko tokia trumpa treniruotė, paspauskite patinka. Taip pat prenumeruokite šitą kanalą, kad nepraleistumėte naujai įkeltų treniruočių. Ačiū. Puikiai, dabar reikia greitai trypsėti vietoje ir kai pasakysiu pašokti, reikės pašokti. Šuolis. Šuolis. Pašokit. Pašokit. Vėl šuolis. Trypsėkit greičiau. Vėl šuolis. Ir pritūpkit į pritūpimą ir spyruokliuokit aukštyn žemyn. Būkit žemai pritūpę ir spyruokliuokit aukštyn žemyn, nugara yra tiesi. Keliai nekrenta į vidų, stumkit kelius į išorę.
Labai gerai. Atsistokit, šaunuoliai, puikiai treniruoti ir iki pasimatymo kitose.